Einam dabar pažiūrėsim, kas ten buvo. Tuščia. Can I autostop for a couple? Going down to Italy, to Sicily, so anywhere. Stojo, turbūt pagalvoja, kad aš pana. Man atrodo, šitie būtų biški labiau atsparesni. Yes, baby. Prasme, mane atseilė keista. Yeah. Su MP5, man atrodo, jinai vaikšto. Su video. Nors šitą tvorą tai galėčiau perlipti tikrai. You can try, no. Yeah, I can try then. No. Nu ką, pamiegojom dar. Einam dabar pažiūrėsim, kas ten buvo. Kaip gerai, kad nemiegojau toj plantacijai, žmogus vaikšto jau ten. Tai jau būtų čia buvę. Ciao. What are you doing here? Žodžiu, okei. Einam pasižiūrėsim. Šiaip kažkur turėtų būti išmindžiota žolė. Kaip gerai tapkytis, va iškart iššokau į tapkės, galiu eiti. Nu, tikrai va čia jau kažkur girdėjosi, va atrodo šičia va. Kažkur čia atrodo buvo garsas, maždaug iš čia. Nes jaučiau, kad kažkaip va taip va praėjo, taip va. Aišku, apsimiegojęs, ką aš ten gerai girdėsiu, bet. Ir po to čia kažkoks susirėmimas įvyko ir po to ten kažkur. Ar ten? Bet ten miestas prasideda, o kas keisčiausia, nes visas ten miškas. O tie žvėris, kur vakar mačiau, tas akis, tai ten. Sakau, gal kokį kraujo pėdsakų matysis, bet čia šlapia žolė labai. Ir aukšta. Žodžiu, susitvarkysiu, apsirengsiu, nupraeisim čia pro tas žolės. Bet jau čia nieko nerasim. O jeigu rasim, tai rasim. Nu, pažiūrėsim. O dabar paaiškint, kas vakar vakare buvo, kaip čia viskas vyko. Palapiniai. Tai, žodžiu, aš miegojau šitų šonų, atsisukęs nuo durų, nes pas mane išėjimas ten. Aš taip įlindęs į tą, į miegmaišį ir pas mane miegmaišis kairiarankiam padarytas. Dėl to gal su nuolaida ir nupirkau aš jį biškį. Bet žodžiu kairiarankiam. Ir man buvo sunku atsisekti iš pradžių, nes užstringai sėgiu su dešinė. Tai aš segiau, atsisegiau. Jau jisai čia rėkia. Jau rėkia. Rėkia, o aš toksai biškį irgi. Atsiprašau, biškį irgi tokiam šokė, nesuprantu, kas vyksta. Ar čia puola mane, ar čia jį puola. Bet man toks vaizdas buvo, kad jį puola. Tai aš tada apsisukau iš čia, išsinėriau biškį, apsisukau ir mano kuprinė yra prieangė. Tai už šito buvo būdų užsekti. Tai aš šitą atsisėgiau ir aš ieškau šitos lempos. Nes jinai yra 1100 liumenų. Tai ją kaip dedi, tai ją pakint gali, ta prasme. Tai jinai tokia irgi kaip savigynos galima pavadinti toks įrankis labiau, nes aš niekur daugiau jo nenaudoju. Ir aš norėjau šitai, kol išsitraukiau, čia atsisėgiau, ieškau, taip irgi dar tyliai stengiausi. Gal ir nesistengiau, nežinau. Ir jisai buvo čia, man atrodo, jo, čia viršui. Tai žodžiu, bet kol įsitraukiau, jisai nubėgo. Ten, nu aš galvojau, nusitempė, nubėgo. Arba tas. Ir tada sakau, blemba, kol įsitraukiau, pabėgo. Nes aš norėjau ją įsitraukti, atsidaryti. Čia atsidarau. Čia kadangi už nugaros, tai man
gana saugu vis tiek, tai aš norėjau išlysti ir žiepti akis ir pasižiūrėti, kas čia vyksta, bet viskas liko mistikoje. O greičiausiai tai bus tiesiog tas pats žvėris ten, kur žvėris gyvūnas ten, kur matėm, kur girdėjom, kur akis matėm vakar vakare, kur buvau aš ten nuėjęs, jaučiu čia tiesiog atklydo ir gal jisai buvo čia prie manęs, prie pat palapinės, nes palapinė jam kažką sukėlė, tipo kas čia atėjo iki palapinės, aš išgirdau ir pas mane labai, jis toksai skleidžiantis garsą, tas miegmaišis toks. Ir gal aš sukrutau ir jisai išsigando tas gyvūnas ir pabėgo ten ir pradėjo rėkti, kaip tada rėkė. Čia greičiausiai tai bus. Ir po to pabėgo, bet tik man keista, kad jis pabėgo į tą pusę už mano nugaros. Ir taip atrodo toli, nes jisai dar rėkė ten. Rėkė, toli dar. Toli, tikrai toli. Arba ten už kalnų kažkur užbėgo, tiesiog ir dėl to atrodė toli. Nu tai žodžiu. Po to apsirengsiu, dar eisim iki ten pasižiūrėti, ar ganosi ten kokie gyvūnai ar ne. Tai va tokia vakarinė pasaka. Nu šiaip sunku buvo, po to sunkiau biškį užmigt, bet užmigau per valandą gal kokį, nes pastoviai klausiausi, kažkas tik tai šakelė ar lapelis sušlama jau iš karto akim. Ir ten girdėjau šunys belė kaip loja, ten manau tikrai rasim gyvūnus ir saugo juos šunys. Ir girdžiu tie šunys loja, pastoviai šunys loja. Po to buvo vėl kažkoks klyksmas gyvūno. Katės buvo, girdėjau katės, kad pešėsi. Bet tai katės. Katės pas visus čia pasipeša. Bet kažkoks dar buvo vienas klyksmas toksai, kitoksai biški. Ir šunys irgi pradėjo loti iš karto. Nu, tokia keistesnė naktis. O ten, kur vakar buvau, kur ta bambukų plantacija ten ta lengva tokia. Net ne plantacija, tiesiog bambukai vienoje vietoje augantis. Ten kačių veiksikla kažkokia. Aš buvau įėjęs į tą namelį. Kačių maisto, ten narvai, lovos. Ir čia tie narvai katėm. Tai tikriausiai veisykla, aš nematęs iš tikrųjų kačių veisyklų. Niekada gyvenime. Keista iš vis, kad yra čia tipo narvai katėm lauke, kaip vištom. Tai va, žodžiu, pakuojamės, daromės ir judam. Jo, dar viena erkė buvo piršte dabar kojos. Tai niešti belikai, bet normaliai, lyg tai neraudona. Tuščia. Nieko nėra. Bet ten matau arkliai. O čia tuščia, kur vakar tos akys žibėjo. Čia visokia ferma kažkokia. Visokių yra vištų. Nu, vištų ir arklių tik tai matau kol kas. Keista, gal kažkur nusiganė toliau, tai žvėris. Gyvūnai. Nu, arba žvėris, tai dabar tai neaišku kas. Nebent kažkas komentaruose bus. Pasakys. Balandžiai. Forever young. Einam paklausim gal čia. Ciao. Buongiorno. I speak only English. Traveling. You speak English? Yeah. Oh. Ah, very nice farm. Beautiful farm. Beautiful animals. I translate for you, okay? So, There. see.
Beh. Si chiama in italiano capriolo. Capriolo. Maybe you can write. Maybe you can write. Sì, parlo? Ah, parlo, ok. Capriolo. Deer? Sì. Ah, ok, Bambi. Beh, Bambi, sì. Yeah, ok. Fanno wow, wow, wow. Yeah. I thought I thought that wolf was attacking them because they were shouting very loud. No? No, Bambi. Bambi. Ah, ok. Sì, pavone. Pavone? Ah, we say povas. What's her name? Luca. Lucas. Anche te. Hey, nice. Yeah, Lucas. Are you alone? Solo living? Sì, solo. Okay. Cool. Bueno. Okay, it was nice to meet you, Lucas. Take care. Ciao. Ai, vakas čia buvo. Kaip jie. Pamiršau aš dabar ne elniai. Stirnos. Tai vis dėlto žvėris buvo. Šiandien nei vieno nesimato. Gerai. Ieškom išeities iš čia. Iš šito kaimelio. Blemba, jaučiuosi praleidęs šansą. Galėjau aš jo paprašyti su arkliu pajudinėti jo. Eina savo. Blemba, biški gaila. Nu tiek to. Jo, neklydau vakar, čia kapinės. Visas kvartalas kapinių. O, jie irgi turi savo katedrą. Hello, do you talk in English? Yes. I'm traveling by autostop and I'm so stuck in the city. Can I autostop for a couple stops? Where do you have to go? I'm going to Sicilia, but I saw that this train could leave me. Yeah, okay, come in and then we... Okay, thank you. Montevarchi? Okay, Yeah? it's 2 stops. Yeah? Okay? Thank you. Thank you. Ok, tuose mažiuose miesteliuose visą laiką geresni būna tie tikrintojai. Bet suprantama, nes ten didžiuosiuose miestuose, kur aš bandžiau prašyti, gal ten bilietai brangesni, nu aišku, į Romą aš kalbu, tai ten tai tikrai 100 eurų. Ten tas kitas irgi į Arezo važiavo kaip šitas, nu, tiesiog, gal biški kitaip, tuose mažesniuose miestuose. Tai va, pajudėsim biški iki Montevarchi. Čia nėra daug. 13 kilometrų tik tai, bet ten sumontuosiu video, įkelsiu, dabaigsiu ir galėsim judėti kažkur kitur. Dai due come devo fare? Io sono da una parte e dall'altra, il mio di famiglia è uguale. Come mi devo rivolgere? Sono fra 2 palle, una di fuori e una di mezzo di famiglia. Io non mi scuso. I wanted to ask, is it possible to buy an Italian phone number for internet? Yeah, I need Italian document. For There's... wind, we need Italian document. I understand. Okay, thanks. Bye. Nežinau, šiaip man nepatinka labai spalvos, aš naudoju 10 bitų, kaip ten diram, ar kaip jie vadinasi, kur būna tokios plokščios, vadinasi tos
spalvos ir po to tu jas pačioj programoje reguliuoji, kokios nori, kad būtų. Ir kažkaip man nesigauna, pastoviai tokios nenatūralios kažkokios. Tai dabar mėginu kitą biškį modą, filmuosiu šiek tiek kitam, pasižiūrėsiu. Čia saulėje šiaip turėtų labai šitas visai neblogai žiūrėtis. Pažiūrėsim kaip vakare ir jo, nu, šiaip pasižiūrėsim. Gal gražiau, mieliau akiai bus, natūraliau biškį. Nes tos, kur aš uždedu per programą, tai nelabai. Ok, greitai susisukau. Turiu apelsiną. Tai šausiu apelsiną ir viskas, bandysim išsineždinti iš čia. Belė kaip saulė lupa iš tikro šiandien. Stipriai. Nu, žodžiu, šiaip nėra daug valandų, 4 valandos, tai mėginu eit ant greitkelio ir pabandysiu šiandien stabdyti mašinas link Romos. Tai pažiūrėsim kaip seksis, jeigu pabandysiu kokias 2 valandas pastabdyti, jeigu ne, tada bandysim kažkaip išjudėti su viešuoju transportu iš čia. Nu, pažiūrėsim, bet tai dabar pabandysiu pastabdyti mašinas. Gal pasiseks, būtų labai gerai, labai būtų gerai. Gerai, atėjau į savo vietą. Bet žodžiu, tai ten va yra kelias į Romą ir tuo keliu. Tai čia visi, kurie nusuka, man tinka, tai mėginsim kažką susistabdyti. Buvo ką tik sustojus viena, bet tik 3 kilus galėjo pavežti labai mažai. Tai padėkojau ir viskas. Hello, man. Florence. Andrea, nice to meet you. Okay, have a nice trip. Okay, irgi netinka. Irgi netinka. Gaila, bet jisai į Florenciją varo. Hey, man. Going down to Italy, Rome, towards Rome. Ah, okay. Cheers. Blemba, gaila, kažkaip visi į Florencijos pusę važiuoja, į atvirkščią pusę negu man reikia. Jau 3 sustojo, ar kiek, ar 4. Hello. Bye-bye. Hi. I'm going to Florence now. Ah, everyone goes to Florence this way. Okay, thanks for stopping. Čia. Belė kiek, jau tu prasme, 6 gal buvo sustojęs, bet irgi netoli važiuoja, porą kilometrų. Viena babutė, čia stojo, jinai čia stojo su posūkiu jungtu ir stojo, turbūt pagalvojo, kad aš pana. Pamatė iš arčiau mane ir matau, kaip už vairo, pradėjo kartoti ir išsuko vairą ir nuvažiavo tiesiai. Komiška situacija. Italas iš čia išvažinėjo, sustojo. Sako, parodė iš pradžių liuksą, sako, kalbi angliškai. Jo, sakau, kalbu. Sako, sunku. Tipo keliauti autostopu. Sakau, nelengva. Sako, kur varai? Į Siciliją. O! Sako, geriau varytum su traukiniu. Sakau, mano konceptas yra, kad negaliu leisti ant transporto pinigų. Tai sako, čia taip. Sako, sunkiai. Bet sakau, įmanoma. Jis man taip. Tai, pažiūrėsim. Svarbiausia bandyti, sakau. Sako, jo. Ir išvažiavo. But to Rome. Maybe something, but it's more Florence, yeah. Here, the big city is Florence. So hey, have a good trip. Bye. Blemba, tokia nedėkinga vieta, čia visi į Florenciją važiuoja. Jaučiu reikia suktis, eit prašyti maisto ir eiti į traukinį kokį nors. Ir vynioti į traukinį kažkokį. Nes čia visi stoja tik tai... O, hei!
Hello. Hi. I only speak English, sorry. Huh? Me too. Ah, you too? Ah! But I'm Italian, but I'm going back to Ah, Italy now. nice to meet you, Lucas. Where are you going? I'm going down to Italy. Oh, down. No, I'm going to Pisa. Sorry. Yeah. Man, I think I chose the wrong way because maybe 7 people stopped and everyone go to Florence. Yeah. Yeah, but it's like illegal in Italy. Alright. Yeah. Man, I got one time in touch with the police. Oh, I see. Yeah, they departed me from the highway. Okay. Yeah. Well, good luck for the next. Yeah, thank you for stopping, No man. problem. Yeah. See ya. See ya. Bye. Bye. Jo, kažkoks nelabai dėkingas kelias. Reikia jaučiu pakuotis, viniotis ir varyti su traukiniu dar kažkur toliau, kad tik būtų kelias į Romą. Į kažkokį kitą didesnį miestelį. Toj nuspręsta bus. Kaip tik yra dar 7 minutės iki 5 va lygiai pastovėsiu. Ir judėsim iš čia tada. Like local. Yeah, locale. Okay, thanks man for stopping. Yeah, bye, ciao. Eik tu savo, nu, kaip nesiseka. Arba lokalas koksai, arba į Florenciją varo. Tai žodžiu, nu, daug sustojo žmonių iš tikro, eik tu savo čia. Tik tai gaila, kad ne į tą pusę, va lievas kelias, va taip va būna. Į Romą kelias, bet to pačiu ir į kitą miestą ir nepasiteisina. Nes važiuoja žmonės pripratę važiuoti į tam tikrą va, miestą šitų kelių. Eisiu dabar, norėjau eiti į Burger Kingą paprašyti valgyti. Ai, okei. Galvau, visur tvora. Closed? Thanks. Uždaryta vis dėlto. Tai mačiau čia pizzerijų porą, praeisiu paklausiu gal duos valgyti. Norėčiau jau. Kažkokią sporto parduotuvę einu, pažiūrėsiu, gal kokią maikutę rasiu, nes jau čia taip pačilo oras. Jau norėtųsi maikutės tikrai. Blema, žiūrėjau šitus batus. La Sportiva. Žymiai lengvesni negu mano. Aš neatsimenu, kiek aš už savo mokėjau. Bet neblogi La Sportiva batai yra. Ir man atrodo, šitie būtų biški labiau atsparesni. Vanas yra. Labiau atsparesni vandeniui, pavyzdžiui, šitie. Šitie geri būtų vasarai. Labai jau čia geri būtų. Labai kietas padas. Bet geros spalvos. Pasimsiu šitą maikutę. 100 polisteris. Gerai buvo užsidėjęs, gerai atrodo. Einam susimokėti. Yes, baby. Kaip 100% polisteris, tai labai gerai krenta kaip medvilnė atrodo. Jei degsim biški rankas, nes delnai rankos tai skiriasi kaip reikalas. Eina švilpt kaip nudegęs. Matosi belia kaip. Gerai, let's go. Okay, baby. Ready to go. Ciao. Kaip gerai. Kaip gerai jaučiuosi. Nice. Kvėpuoja visos rankos. Labai smagu. Einam dabar valgyti pabandyti gauti. Matau, ten yra vietelių. Salute. Is it possible to earn some food in here? No, food. No? Only sandwich. Only sandwiches. Yeah, but do you know what I mean by earn? By word. I will translate to you, okay?
Only sandwich. Only sandwiches? Okay. No, okay, ciao. Kokia gėda. Kai tiek daug žmonių aplinkui. Nu, tokia gėda, kad aš net ją jau uždengiau akis, kad jinai neskaitytų, ką parašiau. Bet taip iki galo ir nežinau, ar jis apsimetė, kad nesupranta. Greičiausiai. Žodžiu, nu lievai. Man. Nu, bet išdrįsau. Bet jausmelis, tai, žinokit, ačiū Dievui, kad aš jų nebepamatysiu gyvenime. O toks jausmas. Ačiū Dievui, kad aš jų daugiau nebepamatysiu niekada. Tai labai geras jausmas. Man, euras pemo apelsinai, kur pardai būna trajakas. Solo 2 euro. Oh, man, thanks. Cheers. Bičiukas padarė 12 centų nuolaidą. Buvo 2,12, daviau pitaką, atidavė 3. Ta prasme, mane celė teista. Matau viščiuką ir kaina 3,60. Eik, tu savo kaip noriu šio. Oho. Hello. This price? Okay, give me this. Yeah. Can you warm? Hot? No? Like microwave? Yeah, a little bit. Yeah. Thank you. Gerai, mano skrandžiui dar geriau, nes šito būtų likę. Jis čia per pusę. Ai, ne. Bet žodžiu, jo būtų per daug ar taip. O ten pusė jo. Tai labai gerai. Ir dar mažesnė kaina. Supa. Eik, savo kaip senai valgiau kažką panašaus. Tai gerai. Aisbergiuko. Žodžiškai kelia. Tai nusipirkau aš tą vištą. Nusipirkau salotų. Ant tiek norėjau valgyti, kad iš karto iš parduotuvės ten išėję susiradau, kur prisėst. Atsisėdau, pradėjau valgyti. Ir parduotuvė išsikrovė batareiką. Ir atsisėdau valgyti ir ten kupriniai viskas užgrūsta. Galvoju, ką čia filmuosiu, pavalgysiu. Ir žodžiu, aš tiek privalgiau. Suvalgiau visą tą pusę viščiuko. Ir žodžiu, yra taip, pas mane yra šiek tiek kitoks skrandis nei pas daugumą. Tai suvalgiau. Dar dabar tie, kaip jos pasiekmės biški jaučiasi. Bet buvo kova su skrandžiu. Jeigu kažkas žiūrėjo į žiūrovų yra Naruto, tai grinai su Peinu kova. Tiek malkų reikėjo atlaikyti, kad... Tai žodžiu, per visą tą laiką, kol laikiau malkų, tai pavalgiau. Kitas dalykas buvo, atėjo mane išvyt iš... Tiesiog, kaip pas mus yra butai ir paradinis įėjimas. Ir paradiniai laiptai ir yra tie vežimėliam padaryti, tie ilgesni. Tai aš ten, kur tie vežimėliai, tiesiog ant kolonos atsisėdęs, nes patogu, jis pasidėjau tą vištą iš salotų, ateina. Jau jinai ten kažką aiškina savo vyrui, bet aš jau matau, kad jinai ateis pas mane, jau jaučiu. Jau jinai, sorry, čia žinokite privatu. Sakau, sakau, aš keliauju, tiesiog norėjau labai valgyti ir prisėdau, ieškau suoliuko kažkur, bet, sakau, neradau, taip norėjau greičiau prisėsti ir pavalgyti. Tai sako, suoliukas, jeigu čia eisite, ten yra gatvė ir ten gale gatvės yra suoliukas. Sakau, ačiū. Ir jinai taip, ir aš ją, ir apsisuko ir eina, ir aš ją tokį tiesioginį. Sakau, tai jūs norit, kad aš dabar išeičiau? Ne, tai gali pasilikti.
Tai žodžiu, pasilikau, kas po to buvo. Po to grūzą laikiau nuo skrandžio belekokį, ėjau į stotį. Labai miela bilietų tikrintoja. Ai, ne. Aš žodžiu vienam gale traukinio, jinai kitam gale. Atvažiavo, jisai ilgai ten nestovi. Bėgo, aš link jos, bėgu, jau durys susidarė. Bėgu, aš įmojuoju. Jinai kažką paspaudė, atidarė duris. Sako, jump in iš toli. Nu gerai, sakai, tai sakyk, jump in. O aš bėgu jos paklaust, ar galiu autostopu biškį pavažiuoti. Iššokau tą, einu link priekio, pradėjo judėti ant tas traukinys jau post factum, ten klausk neklausęs. Ateinu pas ją, sakau, kodėl aš sakau šaukiau, nes norėjau paklaust, nes aš autostopu keliauju. Žiūri, veidas pasikeitė. Sako, kur? Ir tada sakau, šiaip tai į Siciliją. Ai, jinai sako, tai šitas į Arezzo, ar kaip čia įsivadinasi tas miestelis. Sako, gali važiuoti. Tai gal jinai pagalvojo, kad aš netyčia iššokau ne į tą traukinį, kad taip veidas pasikeitė. Bet aš kažkaip galvoju, kad pasikeitė dėl to, nes bilietuko neturėjau. Bet kažkaip viskas gerai. Tai va, atsigavau vieną miestą, Arezzo, čia toksai didesnis. Bet aš noriu dar toliau varyti, nes šiandien nevykusiai gavosi stabdyti mašinas. Ui. Kad taip nevykusiai gavosi stabdytas mašinas, tai norėčiau daugiau nusigauti, nes sudeginom laiko nemažai. Video pakurt, pastabdyt, po to valgyt, po to pradėjai, aš dar tas maikutės buvau. Tai dabar yra 8 vakaro, jau reiktų eiti šiaip vietą, ieškotis kur miegot. Bet labiau už viską norėčiau pavažiuoti dar. Tai mėginsiu. Hello, are you checking the tickets? Yeah. I wanted to ask, can I also stop for a couple stops? We're down and I saw this Sindaloja, Sinalunga. Oh, Sinalunga. This go? Yeah, but you should buy the ticket. I know, but I'm auto-stopping. I'm traveling by auto-stop. This is my the concept of traveling. Not very common way to travel in Italy. I like auto-stop? Yeah, I mean, in my experience. A lot of people say that it's a lot harder than back in the days when... I mean, okay. Yeah? Hey man, thanks. No problem. If someone asks something, it's a conversation never happened. Yeah, understand. No one will ask it. Never happened, this conversation never happened. Hey man. Gerai. Tai va, pasiekiau Sinalungą ir dabar stebiu seną, tą, kuris mus įleido prieš tai keliaut. Žiūriu, ar jisai lips į šitą tikrint ar ne. Jeigu ne, tai pamėginsiu dar kartą paprašyti ir dar biškį toliau nusigaut. O jeigu jis lips, tai ne jau... Kaip jisai sakė? Ne šukuosiu iš šukuoto arklio. Nešukuosiu iš šukuoto arklio jau. Tai eisiu kažkur čia įsitaisyt. O jeigu pavyks, tai pavyks. Bus labai smagu. Nemažai kilometrų iš jais pavažiuočiau. Hey, I wanted to ask one question. I'm traveling by autostop to Sicily, and I'm stuck in this city. I wanted to... Yeah, that will... Yeah? Come on. Thanks, man. Bele kaip gerai. Šiaip jaučiuosi bele kaip pavargęs jau. Dar reikės vietą susirasti miegot. Bet
Reikia varyti, kol sekasi, kol leidžia, tai reikia varyti. 11 valandą yra į Romą. Blem. Einu užsitaisysiu vandens dušui. Čia dar mačiau, dirba iki 11 kažkoks įbariukas. Ir tada gal reikia pamėginti. Taip naktį gal netyčia leistų. Jeigu Romą nusigaučiau šiandien, tai čia... Ta prasme, būtų viršūnė, nors ir taip esu jau pavargęs. Taip norėčiau eit, tiesiog vietą susirast, kur miegot. Ir pakrist. Nu, žiūrėsim. Eina vandens. Close it. It's closed. It's closed? No one is inside. Alright. Cheers, guys. Another one. No, I just need water, you know, to fill this. Yeah. So I need just to find some water. A restaurant. Oh, yeah? Yes. This one? Kebab. Alright. Cheers, guys. Hello. I'm here to ask for help a little. Is it possible to fill this with water? Water? Yeah. Lituani? Yeah, you know? Where are you from? Pakistan. Oh, nice. I meet a lot of Pakistan people around. What's your name? Muhammad. Nice to meet you, Lucas. Hello. Hey, man. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Good. Good. How are you? Fan. Oh, really? Sí. Oh, man. Nice. What's your name? Omar. Nice to meet you, Omar. I'm Lucas. When did you came here? No. When did you come here? No. 1 year. 1 year? Yes. Nice. You like it? Yes. Cool. Gerai, apsirūpinta, liuks, vanduo yra, valgyt yra, atsigert yra. Į Romą traukinys yra. Už valandos. Čia jauku. Čia labai jauku. Davai paklausim čia. Man čia patiko vienas komentaras, parašė bulk change, kad kuo toliau, to labiau išlaidauju jo. Dėl to nestaupau laiką. Bet kažkaip man surezonavo, kad nes aš visą laiką prašau, tipo, kad užsitarnaut maisto. O aš dabar galvoju, kad kodėl aš niekada nepasakau, tarkim, ar turit ant išmetimo kokio maisto, ar atiduot kokio maisto. Atiduot kažkokią maisto, tai būtų gal biški geriau, tai dabar tai ir pabandysiu, bet taip nenoriu, bet pats jau prisišnekėjau. Oh, you talk English? You talk English? Maybe you have some food to give away? Take away? Give away. Restaurant. Maybe translate with Google Translate? Or you understand what I'm saying? Wait. Yeah. If no, everything's okay. I just saw that you are working. Hey, ciao. One pizza. Oh, really? 5 minutes, 10 minutes. Oh. Okay. Wow, okay. Thank you. No regolare. Pizza margherita, va bene? Hey, everything is okay. Everything is okay. Yeah. You
write the feedback for the season restaurant. Oh, yeah, for sure. For sure, yeah. Change. Exchange. The Google Maps or... Okay, čia labai arti reikia greit. Tai žodžiu, Šaika. Pavyko, labai geri žmonės, faini. Padarė pizzą Margarita, Sons Restaurant Wine Cafe. Tai čia yra miestelis, palauk, toj pasakysiu. Čiūsi. Toj parodysiu. Čiūsi. Nu, taip ir rašosi. C-H-I-U-C. Čiūsi. Čia nėra to mikro lenzės, tai nesufokusuoja taip iš arti, bet Čiūsi. Ir va tokia vietelė. Ristorante, pizzeria, casa van casa. Sons Restaurant. Palikau apie juos. Seasons Restaurant, Wine Cafe. Tai iš karto palikau gerą atsiliepimą Google. Ir jo, fainai. Labai fainai. Pasakiau jam iš tiesų, kad sakau tiesiog keliauju ir žiūriu žmonių gerumą. Stebiu, kaip žmonės padeda ar nepadeda, kokie jie yra. Ir sakau, aš turiu pinigų, aš galiu nusipirkti tą pizzą, bet tiesiog, pamiršau pasakyti, bet galėjau pasakyti, kad vykdau vos ne eksperimentą pasaulyje. Kaip žmonės reaguoja į kitų žmonės, kai jie kažko paprašo. Tai fantastika, jisai buvo Stefan, tos vietos savininkas. Bet kai parašiau, kad ar turite maisto atidavimui, visos virtuvės virėjos pro duris išlenda, pažiūri. Einu laukti į Romą traukinio, jeigu dar tas paeis, tai čia aš nežinau. Čia net sakyčiau per lengva gal, jau per lengva darosi. Norėtųsi, kad biškiai sunkiau atrodo būtų. Bet ačiū ir labai dėkingas už tai. Atidarykime, pažiūrėkime. Dar nežiūrėjau. Paprasta, su sūriu, batonas, viskas, ko reikia. Su MP5, man atrodo, jinai vaikšto. O gal ne MP5? Aš galvojau, tie karabinieriai, tai yra kažkokie lėvesniniai policai, nes pas juos yra polizei ir karabinieriai. Tai aš galvojau, tie karabinieriai, kai būna Anglijoje, tie mentai vaikšto, kur net antrankių neturi. Bet čia net su automatu SMG. Biški vėluos 10 minučių, bet bandysiu. Jeigu paeis, tai bus kosmosas. Hey, who's going to Rome? Who's going to Rome? I'm going to Rome tonight. Hey. Tokia faina tikrintoja pasitaikė. Buvo praėjus, bet nuėjau iki jos. Sakau, autostopu keliauju iki Sicilijos. Ar galėčiau su šitu traukiniu šiek tiek pavažiuoti? Sako, kur tau reikia? Sicilijos. Sako, čia Roma važiuos. Sakau, Romos tai čia būtų pasaka. Gero. Sako, galiu miegoti, aš tave pakelsiu, kai būsim Romai. Eik tu savo, kiek šiandien nukeliausim. Kiek šiandien daug iš tikrųjų buvo, kiek sustojo, montavau video, ėjau stabdyti mašiną, kiek sustojo, kiek netiko.
Tada ėjom į parduotuvę, nusipirkau maikutę, tada ėjom prašyti maisto, užturėjau nepatogų tą. Tada ėjom autobusą pasigavom, nuvažiavom su autobusu iki parduotuvės, užėjom apelsinų, radom belė kokių, suvalgėm viščiuką karštą. Tada kovojau su tuo, belė kaip, tada su traukiniais čia kiek pavažiavau, eik tu sau kokia diena. Fui. Eina sau. Aфиgenai, ta prasme, aфиgenai. Čia pasirodo 2 valandas keliausim su to traukiniu. Tai sugalvojau, einu paeditinsiu video. Taip sutaupydamas laiko rytoj galėsiu tik tai surasti, kur įkelt ir viskas. Tai irgi į naudą. Mes dviese su ta Simona, čia kaip karaliai, važiuojam to traukiniu į tą Romą. Nu gal ten yra kažkas, yra žmogus čia. Okei, nu tai ne dviese. Palikau visus daiktus, nesirūpinau čia, kad kažkas paims, galvojau dviese varom. Tai nuėjau pakalbėti, sakau, gal yra kažkur biškį arčiau, išlip. Toliau tai yra nuo Romos miesto, nes Roma belė kaip didelė. Tai ten pačiam viduj Romos, tai kažkur statytis palapinę, tai be šansų, ta prasme, net šnekėt nėra ką. Čia netinai, kur va parodė, kur dabar čia šalia Romos bus, nu čia irgi, ta prasme, bus tikrai iššūkis rast, kur pasistatyti palapinę, nes čia dar tęsiasi. Ir išsitęsia iš čia belė kaip. Tai net nesiveliu į tą miestą, nes jau dabar jau yra 1 valanda. Gal įsitaisysim, gal įsirengsim, gal susirasim. Yo, in Rome. Rome, yo boat. Excelento. 1 nakties, bet pasiekta Roma. Tikrai negaila. Ta prasme, reikia ieškoti viskas, nu. Nėra ką mąstyti, reikia ieškoti daug valandų, kur pasileisti ir miegoti. Okei, einu ieškoti. Einu į undergroundinį Romos miesto dalį. Fainas. Tas viduj fainas. Kur čia uždrausta? Visur užprivatinta tai yra. Nors šitą tvorą tai galėčiau perlipti tikrai. Laisvai netgi. Roma kapitalė. Neturiu pasirinkimo, man atrodo. Nutuoja, reik pagalvos. Čia dar kažkoks atvažiavo, tai dabar tai nešoksiu tikrai. Du mažiausiai matau sėdi. Scusa, do you talk English? Just a little bit. A little bit. Do you know, is that place like very strict? I'm looking for a place to camp. And I saw on the map that this is like a woods and something, but everywhere is like a fence. Yes. And I wanted to jump over that one. But okay, but I don't know this, so I can't say anything. Yes, I don't know. But you can try, no? Yeah, I can try then. No. I think there's not this possibility, I think. You think so? Sí. Hey, because it's like a trespassing, you know, like in private. Yes, it's a private property, but not controlled by police or other. You think so? Sí. You can try. Yeah? Okay. If you say so. Okay, have a good night. Ciao.
Nu, okei. Jeigu italas sako, italas žino. Nu, pabandysim, sužinosim. Davai, varom. Įdomiau biški tai bus. Lipsim su ją. Easy, boy, easy. Easy, boy, easy. Okay. Easy, easy. Okay. Mes esam privačioj teritorijai. Pas kažką. Ui, čia kaip šalta. O eik tu savo. Čia net suledijus. Oi, kaip gerai. Bet irgi įtartina, kodėl čia taip sutvarkyta šitoj vietoj. Įtartina. Blem, aš taip noriu pamiegoti rytoj. Nenoriu keltis anksti. Gerai. Viskas einu ruoštis.